Sveikučiai. Nu ką, chebra, tęsiam kelionę po pirmo ledo. Tik šį kartą atsiradau šūdbaliai stajekį. Pabuvau upėj, ledas tapo dar nesaugesnis prieš tą žvejybą. Tai žodžiu apsilankiau, kaip minėjau, užtvankai. Sakau, gal ir būčiau vėl eilinį kartą nieką nefilmavęs, nes sakau, ką ten toj šūdbaliai galim ir pagauti. Vėl ant pinka, marmiškė. Ir ką jūs manot? Nepatikėjau, atvariau į pirmą vietą, kažkas bandė kaip ir lipti. Neužlipo, nežinau kodėl. Drąsos pritrūko. Aš tiesiog įsibirbinau dabar va. Ten vienoj pusėj 6 sekėts ir kitoj 4. Ir ką jūs manot, chebra, norit tikėkit, norit ne, iš pirmų 2 ekečių, kaip sakant, masiškai veiksma buvo, todėl ir įjungiau filmavimą. O dabar einam, pažiūrėsim laimiks ir žvejosim toliau, nes susivėlinau, nu, sakykim, dar porą valandų, kaip sakant, pažvejosim. Nu va. Vienoje eketėj. Bet dar, sakyčiau, tokie skutams ir keletą kopustinių. Antroje eketėj, chebra, vėl kiek čia? 6. Irgi va, toks jau skutams, daugiau mažesnį. Tai va, kaip minėjau, dėl to ir įjungiu filmavimą, nes kažkaip vėl ant baikas atvažiavau, nes Nevėžį negalėjau normaliai žvejoti. Kaip sakant, atvariau į stajaką. Ir mane kažkaip nustebino. Ką, ekečių dar turim, nebandytų. Tai va, ir išbandysim. Nu, pabandam šviežioj eketėj. Ką, išsiganda kameras? Kaip visada. Nekameravau, kliovs buvo. Arba tiesiog pataikiau tas 2 ekets, bet... Sako, stebuklų nebūna, jo. Nebūna, atvažiuoji ten
10 ekečių įsikerti iš 2 ekečių. Vienas paskui kitą. Toliau rūkyk antaną ir nesupratau. Pasiėmiau filmavimą pakameruoti ir bats jėmimo nebėra. Tai va, būna ir taip, chebra. Niekad tu čia, žmogau, negali padaryti. Tai ką, bandysim dar. Laikas spaudžiu, bet tiek to. Bandysim dar va čia gal užlipti. Pradžiai pasitikrinsim, o po to gal ir užlipsim, gal. Nes čia matosi kažkaip, chebra, toj vietoj ten, kur aš pirmoj žvejoju, nedrąsiai ir neužlypa. Nu jo, normaliai. Normaliai. Viskas čia normaliai, aš nežinau. Okei. Bandysim čia pamedžioti. Jo, čia chebra be peikina, tai nežinau. Ką aš žinau. Nu, ledas tai tvirts, bet tas sniegas tai žiauriai viską, kaip sakant, užmaskuoja. Gali būti ir kliurku. Tai va. Aha, nu gerai. Dėsėtką ketėlį ir bandysim to vietą. Nu va. Eilė kečių. Kažkaip keistai ir žvejų nesimata. Kažkur vienas ten tolumoj matas, daugiau kaip ir ne. Aišku, čia ne ta vieta, kur renkasi. Bet, kaip sakant, aš nemėgstu tų kolchozų. Tai aš renkuosi tik vietas, kur man maloniau žvejoti. Keliaujam. Pasimsim vėl savo tą balalaiką, kuri šiemet man kažkaip nustebino. Nežinau, ar čia tokias jos, kaip sakyti, laimingas ar kaip, bet man žiauriai patiko. Na va, naujoj vietoj tik toks sudyla. Ojoj, gerai. Nešam. Iškart paleisim. Ant žypsa būt pats tas, bet chebra jau nori priminti. Gal kas ir dar būna tokių nežinančių, kad nuo sausio 1 ant gyvos žuvelės yra uždrausta žvejoti. Jeigu norit dar lydeko gaudyti, būkit malonus, gaudykit dirbtiniais švytuokliam, balansyrais, huirais, blizgiam ir taip toliau. Tai va. Nu, čia tiesiog priminimai.
Nu ką, veiksmas ir čia jau yra. Toj pačioj eketėj. Tik nuleidau. Bet dar pasakysiu dar apie to avižėlės darbą. Šiandieną ką pastebėjau irgi taip įdomiai. Ten žodžiu dirbi ir tiesiog sustabdai, darai pauzę. Ir būtent tuo metu būna jėmims. Buvo ten agresyvių lenkimų, bet daugiausiai buvo tokių, kur sustabdžius. Kapustinuks. Ir vėl ant pauzės. Bet man kaip, suprantat, kas yra, nežinau kaip ten kitiem. Aišku, aš dar tokių galimybių neturiu, bet esmė tame, kad įjungi kamerą ir kaip tyčiam neim. Tik išjungi iš karto. Bats. Nežinau. Man taip gaunasi. Matėt? Tik sustabdžiau iš karto. Kliovas. Galiu užfiksavau, nežinau. Matęs, nesimatė, bet... Va. Kopustynė eina kaip iš pypkės. Masiškai, kaip aš sakau. Ne aš sakau, čia sakė kažkas masiškai. Tai va. Linkti. Aišku, jie nedideliai, bet esmė tame, kad... Matėt? Net aukšti, pabėga. Aukšti net pakelis sargėlė. Tiesiog muš. Nu jo, smaguma. Aišku, šitie dydžiai tokie turbūt užpuolė man, bet sakau, šiandien jėmimai va būtent tokie. Kliaukšti. Ir nepasikerta, nežinau kodėl, chebra. Nu, nieka. O, prie pat eketės pabėga. Vėl taip pat, kaip minėjau. Toksai va padaužimus ir pristabdėms. Aišku, dabar prabaidė, ko gera. Na tai palaikau ant pauzės ir nebijokit, būna viską. Jeigu pabėga, prabaida, kad ir tie kopustiniai, jie bijo tokių dalykų, kaip sakant, geriau realizuoti. Tai va. Gerai. Ką dar norėjau priminti, chebra. Šiandien vėl žvejoju ant pinkas. Bet nežinau, čia sutapims, nesutapims. Bet aš paįvairinu spalvą. Ta prasme,
Pinkai yra spalvoti. Tai žodžiu dedu baltą. Per vidurį tokį ružavą, ne raudoną. Raudons tai yra kaip krauja spalvos. Ir tada vėl balta. Va. Ant tos kombinacijos šiandien visų žuvis. Nežinau. Bandžiau kitaip. Tiesiog nebuvo kibimo. Tai va toks pastebėjimas, nepatingėkit chebra, kas gaudo ant pinką. Tikrai paeksperimentuokit. Čia žinokit, šitie čindalai mano jau yra nebe pirmą kartą, kaip sakant, darom. Aišku, saka, gal tik nesiprota, čia paslapčių nieks neišduoda. Tik noriu pasakyti, gali ten visus tos paslaptis išduoti. Bet esmė tame, kad žvejai nelygs, vienas gali tą dieną gaudyti, o kits, kaip sakant, čiulpti. Tai va, tokie pastebėjimai, chebra. Na jo, va. Nu, jau čia kopustinis kopustas. Tai chebra, nu ką žino, va. Vėl šviežia ketė ir vėl čia 6 vienetai. Masiškai. O, pinkos. Viskas okei. Smagu. Nu, vo. Ir vėl tą patį ketė groji. Kopustiniai, kaip sakant, aišku, ten pirmoji vietai buvo dydis man patrauklesnis, bet esmė tame, chebra, kad veiksma yra kaip turi būti. O ką nesismagyti? O ką, šienaujam. Sekančia ketė vėl jau 2. Nu, žodžiu. Duoda jie čia vaizdų. Bet visi jie mymai. Sustabdai tekšti. Kažkas banda, vėl ne. Bet agresijos tai pilni. Toks akcentuotas. Nedrąsiai. Nedrąsiai, bet
Nugi, bet tai dydis įtari, kad ten iš vis jau nebe kopustins, o degtukins. Bet va, veiksmis eina. Ant prilaikymo. Nu ką, chebrytė, baigiau savo pasirodymą, kaip sakant, atėjo ir vakarėlis, žodžiu, buvo smagiai pažvejota, nežinau, patiko žiauri, nes kadangi eilinį kartą vėl kažkokie bajeriai, 6 eketės vienoj pusėj, lyniai tą patį. Nieko ramu, 2 eketės masiškai. Pasiėmiau filmavimą, nebeim. Karoči, sakau, varau, toliau pažeis. Kadangi daug laiko neturėjau, aišku, rytą Nevėžį užsibuvau, tai paėjau tolėliau ten vėl pasidariau eilę kečių. Ir vėl ne visas, bet beveik kiekvienoj, bet irgi ten ne po 1 ir ne po 2. Žuvies, kaip sakyt, kiekis nežinau, mane nustebina. Aišku, tas dydis kaip dydis, man kaip visada pajabat buvo ir skutamų, kopustinių ir degtukinių visokių, bet esmė tame, kad chebra, kaip sakant, pakaifavau normaliai. Tai va, dabar nežinau, plans huligans, žiūrint į ateitį, matau, kad čia dar tas ledas kaip ir bus. Plans huligans, dabar žvejyba tik su blizgutė. Turėjom žvejybą Avižėlę, upę, aišku, dar turėsim tų žvejybų tikrai, bet kadangi ten nesaugus ledas, negalėjau prieiti, kur reikėjo, bet va taip. O ką, chebra, nei žvyno, nei uodegos ir pasimatysim sekančius mano pasivaidenimas.